Sveiki, mėly Wellbeing Hub klausytojai. Sveiki sugrįžę į mūsų podcastą, kur kalbamas apie žmonės darbe. Šiandieną noriu pristatyti labai įdomų svečią, Vidmandą Šikždinį, MELP platformos įkūrėją, bendrą įkūrėją ir vadovą. Labas, Dimant. Labas, Vidmandai. Ačiū, kad atvykai į svečius. Malonu čia būti. Aš šiandieną noriu pakalbėti su tavim apie tokį labai pikantišką dalyką. Tai yra darbuotojų patirtis ir jos valdymas. Ir jau šiek tiek prieš tinklalaidės filmavimą pasikalbėjom, kad tiek aš turiu galvos skausmų čia, tiek mano klientai turi galvos skausmų čia. Ir iš tikrųjų metai eina ir turbūt vis nerandam to vieno aiškaus atsakymo. Tai vėlgi, kada darbuotojams bus gana verčių, o gal tų verčių iš viso nereikia ir galbūt darbuotojai turėtų ateiti į darbą, dirbti iš idėjos. Tai visokių tokių klausimų sulaukiu aš, tikiu, kad sulaukiu ir tu. Tai kaip matai šiuo metu tą situaciją? Ar darbuotojo patirtis organizacijai vis tik tai yra produktas? Patirtis žodis tikrai yra platus ir susideda iš daug įvairių elementų. Mes dirbame su keliais iš jų. Tai mūsų platforma padeda pasiekti žmonės, padeda leisti jiems rinktis papildomas naudas arba papildomas vertes, kaip tu sakei, taip pat kurti ir įgalinti pripažinimo programas. Na ir vėliau jau iš to seka įvairūs aspektai arba kampai, kuriais galima pakreipti visus šitas kelias kryptis. Tai aš sakyčiau, kad patirtis, neįvardinčiau jos produktu. Viską galima, aišku, žiūrėti taip labai pragmatiškai, bet tikrai yra labai daug niuansų, yra daug asmeniškumo ir aš sakyčiau, kuo toliau, gal tuo ir labiau lemia asmeninis priėjimas, asmeninis dėmesys, kokiom formom jis bebūtų pateiktas, bet personalizacija toj patirtį tikrai tampa vis svarbesnė. Ir todėl nesuproduktinčiau šio klausimo, bet geri produktai gali padėti tą patirtį padaryti unikalią. Iš ties sutinku su tavim ir ypač su tuo terminu personalizacija. Tik apie tai diskutuoti, man atrodo, paprasčiau būna negu įgyvendinti. Ir man atrodo, gyvenam laikais, kur įvairios vertės darbdaviams ir darbuotojams tame tarpe yra prieinamos, pradedant ten jų higieną tapusių papildomų sveikatos draudimų, baigiant, renginiais kulinariniam kelionėm ir workationais, tam darbostogom ir taip toliau. Ir problema yra turbūt darbdaviui nuspręsti, tai čia šita vertė iš tikrųjų motyvuos ar nesukurs vertės. O darbuotojui paklausti dažnai būna problema dėl to, kad, turbūt klausi žmogaus, ar nori parkingo, jis sakys, noriu. Nori sveikatos draudimo? Noriu. Nes, kaip sakoma, druk prireiks, ne? Kartais neprireikia. Bet kai darbuotojas vis tik tai apsisprendžia išeiti iš darbo ir jam yra vedamas tas išėjimo interviu ir klausimas, tai kokios priežastys, juk tu turi ir tą, jis būna įvardyję dalyką, apie kurį mes net nebuvom susimąstę, ne? Kad, jisai galbūt norėjo, daugiau papildomų kažkokių laisvų dienų, ar ten kažkokio laisvesnio darbo grafiko, ar ten jam ar ten galbūt jisai patiria kažkokią dabar sudėtingą situaciją šeimoje ir tikėjosi kažkokio didesnio darbdavio palaikymo, ne? Atsiveria lobynai. Tai kaip spręsti tą personalizacijos klausimą, bet ir neprašauti su tuo pačiu investavimu į vertės, kitaip tariant, kaip pataikyti į to kiekvieno darbuotojo širdį. Tai visų pirma, turbūt gali kilti klausimas, ar iš viso tos papildomos naudos reikalingos, kiek jos svarbios žmonėm. Tai pernai metais darytame tyrime Lietuvoje, sureitingavome, kas ir tai yra kiekybinis tyrimas, reprezentatyvus, kas yra svarbiausia, dėl ko žmonės, renkasi darbovietę arba joje išlieka. Tai vis tiek ten tie 3 banginiai pagrindiniai atlyginimas, vadovas ir papildomos naudos ir buvo top 3. Vėliau ir dabar kyla stipriai lankstus darbo grafikas ir galimybė dirbti iš namų. Tai visų pirma, tai svarbu, tą žmonės labai aiškiai įvardina. Kaip su tuo dirbti, turbūt pats lengviausias atsakymas būtų leisti žmonėm rinktis. Kai tik tai darom pasirinkimą už juos,
vis tiek visi esame skirtingi ir vis tiek bus dalelė bent žmonių, į kuriuos nepataikysime ir tas jų širdis arba poreikius neatliepsime. Ir kažkas gali labai aiškiai įvardinti, kodėl nereikia parkingo, nes nevairuoja automobilio, bet su tokiais dalykais, kurių galimai nesibandęs arba nežinai, kiek tau reikės naudotis, kartais tu tiesiog neturėsi nuomonės ir tada galios tas, kaip tu ir įvardinai, kaip, duoda imk. Tai, bet jeigu gali rinktis ir gali rinktis iš keletos ar daugelio pasirinkimų, tada ir atsiranda tikroji nuomonė. Tai reiškia, kad balsuoti reikia savo, pinigais, kojomis ar rankomis. Ir tas pasirinkimas, kaip ar norėtum, gal ir norėčiau, bet ar naudosi, realiai parodys gyvenimas. Tai net ir tą patį draudimą. Tai įmonės organizacijos pasinaudoja ir tada žino, koksgi iš tikrųjų naudojamumas arba draudiko akimis nuostolingumas. Ir tada sakai, kad ar tikrai mums reikėjo, o gal kai kam reikėjo, bet kitam nereikėjo. Tai turbūt patarimas būtų leisti rinktis. Na ir tada jau kaip neužklimta administravime reikia pasirinkti patogiausią būdą savo, priklauso nuo organizacijos dydžio, žmonių tipų ir poreikių. Aha. Klausausi tave, žinai, ir prisiminiau tokį juokelį. Ar žinai, koks yra 11 Dievo įsakymas? Imk viską, kas nemokama. Tai apie tuos nemokamus dalykus. Tai norint išsitestuoti, sakykime, tuos pirmus metus, tai kas veikia, kas neveikia organizacijai, tai ar teisingai suprantu, kad iš esmės tiesiog reikia susidaryti sąrašą ir paleisti eksperimentui ir jau priimti turbūt tą faktą, kad tie pirmi metai naudų prasme ir finansiniai eilutei galutiniai organizacijai atsilieps? Tai aš sakyčiau, kad didelė dalis įmonių tiesiog turi jau dabar naudų savo sąrašą, naudų paketą, kaip be pavadinsi. Ir jeigu pradėti leisti rinktis jo ribose, tai jau yra žingsnis į priekį. Ir tam tikras testavimas, eksperimentavimas į duomenis atsiremti. Aš skaičiau, didžiulė tendencija yra vis tiek pradėti remtis duomenimis. Ir, pažiūrėkime kokį nors pavyzdį. Pavyzdžiui, Ignitis, didelė organizacija, jie pradžioje daug metų pirko sveikatos draudimą, bet paskui pradėjo leisti rinktis. Tai ar norėtum sveikatos draudimą, vieną iš kelių versijų, vėliau, tarkim, ar draudimą, o gal pensiją, o gal sveikatingumo biudžetą. Ir viskas yra tuose pačiuose piniguose. Tai reiškia, toj pačioj apimty, tam pačiam biudžete, kurį įmonė skiria darbuotojui, sako, ir pasirink, už tiek pat pinigų. Ir čia yra tikrasis tavo tada žingsnis, tai kogi aš norėčiau ir pagalvoji, labai priklauso nuo amžiaus, priklauso nuo lyties, priklauso miestas ar mažesnis miestelis ir labai puikiai atsisijoja. Ir tą kartojant per kelis metus, vėlgi formuojas kažkokie tai trendai. Jeigu, sakykime, pirmaisiais metais, kai davė pasirinkimą iš platesnio tokio asortimento, kaip pasakykime, tai vis tiek sveikatos draudimas labai stipriai dominavo, bet vėliau žmonės atsipalaidavo ir pradėjo matyti, kad tie visi kiti pasirinkimai gal irgi būtų geri man ir nebenoriu eiti būtinai su mine. Tai dabar jau Ignitis leidžia rinktis ir visiškai laisvą limitą, tai kai tie pinigai yra tavo pasirinkimų skiriami elektroniniai parduotuviai iš esmės ir prekių ir paslaugų kiekis tūkstančiai ir apie 30% žmonių renkasi tokį variantą. Tai vyksta judėjimas ir, skaičiau, vyksta progresas ir su ateinančia Z karta į darbo vietas tas noras rinktis vis labiau įsigali. Labai įdomu kampą užkabinai dėl naujosios kartos ir galbūt irgi pastebit jau savo platformoje tendencijos, kuo skiriasi pasirinkimai, sakykime, millennials, tos Y kartos, kuo skiriasi pasirinkimai Z kartos, jeigu kažkokie skirtumai egzistuoja. Tai visų pirma, renkantis iš tų tokių fundamentaliųjų krypčių, pavyzdžiui, sveikatos draudimas ar nesveikatos draudimas, tai sveikatos draudimą dažniau renkasi moteris, o jeigu iš amžiaus kategorijos, tai irgi vyresni žmonės labiau linkia sveikatos draudimą ir vėlgi pagalvoja apie planavimą, apie ateitį, kas bus, jeigu susirgsiu, ir rizikos grupė šiek tiek didesnė. O jaunesni žmonės ir labiau linkę yra pasirinkti tai, kas yra labai praktiško
šiandien ir tiesiog atliepia gali būti to mėnesio netgi poreikį. Tai dažnai organizacijos pasirinkimus leidžia nebūtinai metams į priekį, bet gali būti ketvirčiui arba pusmečiui. Ir va tavo pusmečio aktualija, jeigu tu nori save palepinti, pamaloninti, nes buvo sunkus gal darbo etapas, tu gali pasimti sveikatingumo kažkokį paketą ir pasinaudoti viešbutis, spa ar masažai. Tokių pasirinkimų irgi yra ir tikrai populiarūs. Jeigu toks labai pragmatiškas etapas ir dabar aš daug dirbsiu darbę, gal tu užsisakys, nesi dažnai maisto į biurą ar į namus. Ir šitie pragmatiški dalykai matome, kad laimi. Iš tikrųjų, kad prekybos centrų dovanų kuponai, maisto pristatymo paslaugos kuponai, na, sakyčiau, tokie dominuojantis dalykas šitoje rinkoje. Ir tai turbūt irgi atspindi kiek ir bendram prekių krepšelį kiekvienam žmogui. Vat, jeigu reiktų turėti papildomą pinigų, tai kurgi aš juos išleidžiu? Na, prekybos centras yra pakankamai universalu, tai pasidovanosiu savo ėjimą ten ir dar rinkimąsi vėl ten iš 100 prekių. Čia toks labai mane asmeniškai, kaip žmogų dominantis klausimas, tai vis tik tai to sporto salių abonementai vis dar ant bangos, ar čia jau viskas, outdated? Jie tikrai populiarūs ir populiarėja, bet nedominuoja. Tai jeigu galvot, kad Lietuvoje vidutiniškai sporto klubo lankytojų yra apie 15% gyventojų, tai labai panašiai atspindi ir pasirinkime darbuotojų. Tai vėlgi jaunesni žmonės gal labiau linkę rinktis sveikatingumo klubo abonementus, bet bendrai paėmus tai yra tiesiog bendras visuomenės atspindys. Tai darbuotojų naudos, kai jie gali rinktis, tai visa mūsų visuomenė atspindi. Kai kalbam apie integraciją, sakykime, to tokio sąmoningesnio naudų skirimo ir tos laisvės pasirinkti, kalbam apie tai, kad galim pradėti nuo to jau, ką šiandienai turim, imti tą sąrašą ir leisti žmonėm rinktis. Ar ne, kaip manai, ar neatsiranda tada darbuotojams jausmas, kad iš manęs ką tik kažką atėmė, nes ką tik turėjau 10, o dabar iš tų 10 galiu pasirinkti, 3. Ir jeigu taip atsitiktų, tai kaip siūlytum organizacijai suvaldyti komunikaciją? Truputį priklauso nuo organizacijos gyvenimo etapo. Tai vienos įmonės auga, kitom reikia valdyti savo kaštus. Tai priklausomai nuo to gali būti, kad aš ir galėsiu turėti 10, tik tai galėsiu rinktis tuos 10 iš 100 ar 1000. Tai liksiu savo 10-ukę, bet vien tas pasirinkimo atvėrimas jau man bus privilegija ir privalumas. Nes galbūt iš tų 10 kokių poros nelabai ir vertinau ir nelabai ir naudojau. Dar vienas toksai įdomus dalykas, kad kai šitą temą pradedi liesti ir pradedi apie ją diskutuoti, tai paaiškėja, kad dalis darbuotojų tiesiog net nežino, ką jie turėjo. Ir iš tų 10 žinojo kokius nors 7 dalykus arba 5 ir dar maloniai, tai tikrai mes dar šitą turim, kaip gerai. Bet tada ir atsiranda niuansų, galbūt jisai nesigilino į tą patį parkingą, nes važinė viešų transportų. Bet tada ir pradeda galvoti, bet jeigu aš turėčiau viešo transporto mokėjimą, o tai kuo aš blogesnis, ta prasme, kodėl to pati vertė nesuteikiama man, besinaudojant irgi tvariu ir ekologiškų sprendimų, kodėl ne, tai gali atverti tokio diskusijų kažkokį tai objektą, bet gal tai ir gerai, nes žmonės visų pirma gali padiskutuoti, kas yra svarbu, ir jeigu jie tada dar gali rinktis, tai skaičiau, nebent jeigu yra sudėtingas gyvenimo etapas ir tenka mažinti naudas, tai tada gali būti tas aspektas. Bet tada jau geriau sakyti, kad iš 10 mes turėsim 3, bet tu galėsi rinktis iš 1000 ir vis tiek bus taikliau. Tai todėl ta vertė net su mažėjančiais kaštais išleidžiamai žmogui gali būti išlaikyta arba net padidinta. Tai todėl kaip mes kiekvienas suprantam vertę, gali skirtis. Čia vėlgi geriausias būdas visą laiką paklausti arba pasižiūrėti tos faktinius pasirinkimus. Ar egzistuoja kažkoks optimalus skaičius pasirinkimų, iš kurių duoti darbuotojui rinktis? Nes, sakai, pavyzdžiui, iš 1000, man kaip darbuotojui tai keltų jau šiokią tokią frustraciją, kad, kiek daug ir tarsi norėtųsi, kad ar tai būtų kažkokios kategorijos atskirai, kad kažkaip susiklasifikuotų. Aišku, gal ne visi yra tokie kaip aš, bet aš tikrai tikiu, kad kažkokia dalis darbuotojų
darbuotojai tikrai sufrustruotų, ar negavę tiek daug. Tai ar egzistuoja toks optimalus skaičius, kurį, pavyzdžiui, jūs rekomenduojat verčių paketui, iš kurių ten, pavyzdžiui, pasirinkti kažkokią tai dalį? Priklauso nuo organizacijos strategijos ir taip matome organizacijų, kurios ir sako, mes norėtumėm skatinti sveikatingumą ir todėl galima bus rinktis ir sveikatingumo kategorijos. Kiti turi labai pragmatišką lankytis biure, pietauti kartu, tai tas padengimas maisto kaštų, pavyzdžiui, ir gali būti iš įvairių ir šalia esančios kavinukės, o gali būti ir pristatymas į darbą. Bet vis dažniau leidžia tiesiog rinktis iš plataus spektro, bet čia kaip ir mūsų realiam gyvenime, galim sakyti, kad parduotuvėje prekių yra tūkstančiai, perkam tas savo įprastasias. Tai tarkime iš turimų, jeigu apie Lietuvą kalbant, turimų 4000 prekių arba paslaugų yra apie 300 perkama nuolat. Ir kartais truputį tai gali ūgtelt, arba ten kalėdos, gal atsiranda platesnis noras ir tada tu perki jau nebe tik savo, o ir kitiems. Tai šiek tiek paauga tas skaičius, bet iš principo mes vis tiek liekame su savo pamėgtais prekinės ženklais, pamėgtom paslaugom, pamėgtom prekiam ir dominuoja vėlgi rinkos lyderiai. Tai net arba tos sveikatingumo tiekėjus žiūrint, ar kažkokias kavinės, tai kas populiariausia, tai tas ir žmonėms bus populiarus pasirinkimas. Todėl, taip, skaičiau, kiek beduosi, vis tiek susives viskas į tą realų vartojimo krepšelį. Tai ten 100-200 pasirinkimų jau yra tikrai padengia daugelio žmonių poreikius. Tokios pačios turbūt didžiausios pasaulinės organizacijos, tai žinomi vardai, ten Google, Tesla ir taip toliau, jie realiai taikosi savo organizacijose visą tokį gerovės infrastruktūrą ir ten tos vertės jos išties perauga net ir tokį darbuotojo palaikymą tokia plačiaja prasme ir asmeniniam gyvenime. Ir ten, pavyzdžiui, darbuotojai gali rinktis ten kokius nors teisininkų paslaugas ir konsultacijas, arba ten finansų patarėjų paslaugas, konsultacijas. Ir net esu girdėjus, kad jeigu renkantis psichologą, galima, pavyzdžiui, gauti iš darbuotojo naudą kaip poros terapijos paslaugą, sąryšio su tuo, kad jeigu yra darna šeimoje ir ramybė, turbūt ir geri santykiai šeimoje, tai ir darbe tas žmogus gali būti labiau pailsėjęs, produktyvesnis ir panašiai. Ar tai jau ateina į Lietuvą, ar vis tik tai liks daugiau mažiau tų didelių tarptautinių organizacijų išskirtinumas? Ateina tikrai ir dar ir dėl to, kad dalis organizacijų Lietuvoje yra tinklo, priklausančios tinklams ir yra tokių pačių pavyzdžių, kaip tu paminėjai, yra jau Lietuvoje ir kur taikoma ta pati praktika, kaip jų taikoma Jungtinėse Amerikos valstijose, taip ir Lietuvoje. Kitas dalykas, priklausomai nuo tų darbuotojų užimamo rango ir jų valandos kainos, tai darbdaviai labai irgi praktiškai žiūri, tu tik tai dirbk, tu tik tai nereikia tau rūpintis, čia bus ir, pavyzdžiui, rūbų valymo paslauga ir atvažiuos ir paims ir išvalys ir atveš atgal. Ir dar kitų dalykų, kurias galime padėti darbuotojui irgi su labai tokiu praktišku darbdavio požiūriu. Padėsiu tau pasirūpinti ir spręstas problemas, vaikų priežiūros paslauga arba panašiai, arba vasarą, kur palikti vaikų savaitį, kai neveikia, tarkim, darželį arba mokyklos. Tai MELP įsikūrė irgi dalinai to skatinamas, nes pati idėja buvo, kaip padėti darbdaviui pasirūpinti darbuotojui per visą jo gyvenimo ciklą. Ir todėl ir netgi tas iššifravimas M, medicina, E, employee benefits, L, lifelong longevity ir P, protection and finance ir buvo įvairių sričių padengimas. Nes, tarkime, kai galvojame, kad tas pats sveikatos draudimas yra didelė pagalba ar pasirūpinimas darbuotojui, bet o vėliau, o jeigu reikia jau gydytojo paslaugos, o kaip patekti pas tą gerą specialistą, tai yra tų ryšančių tokių gijų, jeigu darbdavys nori padėti darbuotojui įvairiose gyvenimo situacijose, darbuotojas tikrai už tai bus dėkingas, ypatingai sudėtingose situacijose, netipinėse situacijose. Ir tą tu gali atsiminti labai ilgus metus ir sakyti, na taip, jūs dabar man siūlote kažkokias geresnės sąlygas, bet ten man padėjo, kai man reikėjo.
Gal turi kažkokį tai konkretų įmonės pavyzdį, kurie yra prisitaikę tos tokios viso gyvavimo ciklo naudas, darbuotojų viso gyvenimo ciklo naudas ir kokiam gal tai organizacijom veikia geriau, gal tai kažkaip su vertybėm siejasi. Tokio, kad per gyvenimo ciklą, pavyzdžiui, gero, aš tai negalėčiau dabar atgaminti ir paminėti, nes tikrai yra labai organizacijos, kurios rūpinasi darbuotojais ir labai įvairiais aspektais. Ta pati Bitė Lietuva, tarkim, tikrai labai įvairialypiai. Ir aš tos pavyzdžius, kur minėjau apie darbuotojų ir vaikų priežiūrą, tai čia yra jų pavyzdys. Ir tikrai gražu žiūrėti, kad peržengia ribas vien tokio įprasto rinkos siūlomo standarto. Ir galvojama, kad jeigu mes norime būti geriausias darbdavys, esame prie top darbdavių sąraše, tai mes turim būti kažkuo tai išskirtinesni ir mums rūpi. Ir puikiai matosi, skaičiau, pasižiūrėjusi tą top darbdavių sąrašą, tikrai matosi, kad jiems rūpi tikrai labai arba labiau, nors nesinori taip apsiriboti, yra labai labai gerų pavyzdžių. Bet per gyvenimo ciklą sunku įvertinti. Čia, aišku, dar svarbu būtų, kad tada toje organizacijoje būtų labai įvairaus amžiaus darbuotojų, kad būtų tikrai nuo jaunų specialistų iki jau garbaus amžiaus, prieš seniorų amžiaus. Ir tada galbūt tai būtų galima atskleisti, bet tokių pavyzdžių dabar gerų nežinau. Aš galvoju, kad mūsų ir misija yra tam, kad tą įgalinti, padaryti patogiai, paprastai, nes kodėlgi ta personalizacija sunkiai skindavosi kelią anksčiau. Tiesiog daug administravimo. Jeigu yra kas prisiema tai arba padaro patogiais įrankiais, tai žinoma, kad tada darbdaviai bus labiau linkę tai išbandyti. Be abejo, čia visiškai sutinku su tavim, nes iš ties apie ką patys darbuotojai tikrai nepagalvoja ir tikrai nežino, kiek daug yra po tom naudom administravimo ir labai džiugu, kad jūs esate radę tą sprendimą, kaip šitą naštą nuo darbdavių nuimti. Tai ir darbuotojai tada gali ir nežinoti. Ar yra kažkokios vertės, kurios irgi pagal jau jūsų rinkos stebėseną ir patirtį, vis tik tai nebeturėtų būti traukiamos į verčių sąrašus? Arba ko nepatartum darbdaviams apsvarstyti? Gal tokie dalykai, kurie atrodo, kad buvo standartas, kažkada tai įeidinėjų standartą, nežinau, kažkas dar mini laikų mokamas atlyginimas, kad tai yra vertybė. Gal dauguma turbūt neįsivaizduoja, kaip jis gali būti kitaip mokamas. Tai aš sakyčiau, kad bendrai paėmus reikia turbūt tolti nuo to, ką tu manai, kad žmonėms reikia. Nes čia toksai prisiėmimas galbūt to tėvo ir vaikų rolės, jis jau galėtų išeidinėti po truputį iš rinkos. Kam? Darbuotojai yra suaugę žmonės. Tai gali pasiklausti, B, leisti rinktis. Bet jeigu rinktis, galima galvoti, kad tai yra sudėtinga, tai apklausą padaryti nėra taip sudėtinga. Ir šitoj vietoj irgi jau kažkokios tendencijos išryškėtų. Bet tolti nuo to, kad dabar aš nuspręsiu, kaip yra geriausia ir aš tą padarysiu vienas, nes aš esu vienatinis visko žinovas, manyčiau, kad nuo to jau reikėtų tolti. Manau, geriausiai žmonės atsako į tai, ko jiems reikia. Jo, bet jeigu atsargiai suformuoji klausimą, vėlgi, nes jeigu ar nori, dažniausiai būna atsakymas noriu. Įsivaizduokim situaciją, kad į rinką ateina arba kūrėsi naujas darbdavys, startuolis ir tokiem verslam turbūt būna sudėtingiausia misija nuspręsti, tai kokias naudas pasirinkti, norint prisitraukti talentus ir ne kurie ateis ir tam tikrą prasme užkurs verslą kaip po tokį. Ar yra kažkokie top 3 universalūs ir pataikantis į jau daugumos kandidatų skonių dalykai? Tai vienas galėtų būti sveikatos draudimas, tarsi girdžiu, kas dar 2 dalykai būtų? Aš sakyčiau, kad startuoliai gal kitokių truputį principų pritraukia talentus, tai vis tiek labiausiai žmonės įtraukia užduotis, kažkokia tai idėja, galbūt iššūkis, kurį reikia spręsti ir tas įdomi problema, kurią reikia spręsti ir juos sudomins, įtrauks ir tuos pirmuosius
pritraukiant talentus. Tada taip pat vėlgi galimybė akcijų opcionų, tai yra irgi vis svarbesnis, atvirai diskutuojamas ir suprantamas privalumas startuoliams. Tai kaip mes girdime iš rinkos, kokios įmonės tokio klausimo klausia, tai yra galbūt užsienio kapitalo įmonės, besteigiančios padalinį Lietuvoje, ir tada jos sako, o kasgi čia įprasta ir kas yra dažna. Tai šiek tiek priklauso nuo industrijos, bet taip, sveikatos draudimas stipriai įsigalėjęs ir gal nors ir Lietuvos sveikatos apsaugos sistema yra pakankamai stipri ir valstybinė, bet privatus sektorius dar tai palengvina, pagreitina ir supatogina, sakykime. Tai prie sveikatos draudimo tada sekantis dalykas būna, tai, kas truputį priklauso nuo žmonių tipo, kokius samdysi. Tai jeigu yra jaunesni žmonės, mokymai, turbūt yra svarbi dalis ir galvoti apie žmonių tobulėjimą, iš principo kaip apie sritį, yra svarbu. Ir tada, skaičiau, kiti, gal sveikatingumas ir transportas, iš tų dalinas tai priklauso nuo žmonių tipo. Vėlgi, miestas, amžius ir iš šito ketvertuko turbūt būtų populiariausi pasirinkimai ir vėlgi leisti žmonėm rinktis ir pamatysi, kas nugalės toj kategorijai. Gali būti, kad be to tam tikro tipo darbuotojams toj pačioj organizacijai labiau lips viena nauda, kai to tipo kita nauda. Ar egzistuoja kažkokia optimali suma verčių skiriama vienam žmogui? Nežinau, ar vedatės tokią statistiką, koks, pavyzdžiui, vidutinė verčių vertė vienam žmogui? Čia labiau priklauso, gal pasauliniai praktikoje yra, tai sakome, kad tai gali rištis su žmogaus atlygiu ir kaip procentinė dalis nuo metinio atlygio. Tai tikrai yra labai platus tas spektras nuo kokių 2 iki 15% netgi. Šitokio pločio diapazone gali svyruoti papildomų naudų vertė. Ir dažniausiai tai susijęma su toj rinkoje ir tos industrijos taikomų standartų, nes visi lyginasi su tiesioginiu konkurentu. Tarsi, jeigu aš esu mažmeninės prekybos tinklas, tai mano darbuotojai ir mane lygins su kito mažmeninio tinklo pasiūlymais. Ir todėl galimybės, ta prasme, transportą gauti, kaip nuvažiuoti į darbą arba po vėlyvos pamainos grįžti, jeigu tai bus taikoma kelių žaidėjų toj rinkoje, tai natūraliai ir kiti turbūt prisitaikys, nes tai taps labai aiškiai palyginamų aspektų. Tai pasižiūrėkite į tiesioginį konkurentą ir yra vienas variantas, ir tada pagalvokit savo išskirtinumą. Jeigu yra, sakoma, kad jis duoda tą vieną naudą, o mes galim leisti rinktis, gali rinktis ir tą, bet gali rinktis ir kitą. Tai vien galimybė rinktis jau yra nauda. Sutinku su tavimi. Ir daug dalykų apkalbėjom apie naudas, tas populiarias, motyvuojančias ir panašiai. Aš noriu grįžti į mūsų pokalbio pradžią, kur sakai, kad tyrimai rodo, kad tie svarbiausi motyvuojantis faktoriai išlieka atlyginimas, vadovas. Ir atrodo, kad tie darbdaviai iš ties randa būdų, kaip atliepti ir tos pačius personalizacijos klausimus, taikydami sprendimus, tokius kaip MELP. Bet ką palinkėtum vadovui, kuris dabar galbūt mūsų klausosi, kad vis tik tai jisai taptų tuo motivatorium likti organizacijoje arba prisijungti prie organizacijos? Tai vienas tokių, man atrodo, gerų patarimų būtų klausytis. Ta prasme, vadovai dažnai mėgsta transliuoti ir yra pratę tai daryti, bet klausimas turbūt yra labai svarbus papildomos informacijos šaltinis ir pokalbio pradžia, sakykime taip, tai kad tai būtų iš tikrųjų abipusis pokalbis. Ir galvojant apie tą kartų kaitą organizacijose, tai naujai ateinanti karta tai ypatingai vertina. Ačiū labai, Vidmantai, už šios dienos susitikimą. Tai labai daug įžvalgų išsinešu ir taipogi linkiu mūsų klausytojams klausti ir klausytis, tobulinti šitus įgūdžius ir visą laiką būti rinkoje pirmūnais, kas liečia darbuotojų motyvaciją ir darbuotojų patirtį organizacijoje. Ačiū, kad klausėtės. Dėkui.
Ačiū tau, kad klausaisi Wellbeing Hub tinklalaidės epizodo ir noriu pakviesti tapti mūsų bendruomenės nariu, paspaudus prenumeruoti mygtuką ir be abejo būsiu labai dėkinga, jeigu pasidalinsi šiuo epizodu. Iki pasimatymo kitose laidose.